Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien norėčiau aptarti ir parekomenduoti Giedrius Staikūnaitės knygą Palestina – laisvė yra labai graži. Ji buvo išleista 2017 metais, tačiau dėl gana akivaizdžių priežasčių šiandien ji yra kaip niekuomet aktuali. Ir taip pat noriu ją aptarti kontekste labiau mokslinės literatūros, tai yra A History of Modern Palestine, profesoriaus Ilan Pappé, Kembridžo universiteto leidyklos išleista knyga. Kaip matome, tai yra trečias leidimas, kas reiškia, kad tai yra tapę bene vadovėliu žmonėms, kurie domisi šitą temą. Ir taip pat antroji knyga The Israel-Palestine Conflict, 100 Years of War, profesoriaus Jameso Galvino. Profesorius Jamesas Galvinas taip pat yra žinomas kaip ne vieno vadovėlio apie vidurio rytus autorius. Tai yra du labai gerbiami profesoriai. Ir pažiūrėsime, kaip tai, ką jie rašo, kaip į tai įkrenta būtent Giedrius Staikūnaitės darbas, kuris yra, kadangi yra žurnalistė, yra rinkinys interviu, kuriuos jis surinko tuo laikotarpiu, kuomet jį gyveno Palestinoje. Užuotėjus pro visą knygą, norėčiau aptarti, paskaityti vieną būtent jos skyrelį, kuris, manau, labai gerai iliustruoja šito taip vadinamo konflikto, nors yra labai problematiška iš tiesų jį vadinti konfliktu, bet labai gerai iliustruoja jo priežastį. Ir tada tą priežastį galėsim plačiau aptarti būtent kontekste mokslinės literatūros. Ir pažadu jums, jeigu išklausysite šitą video iki galo, žinosite labai gerai, kodėl šitas konfliktas prasidėjo po pirmojo pasaulinio karo ir kodėl jis tęsiasi iki šiandien ir kodėl jis tęsis, jeigu nieko nebus daroma. Taip, 19 puslapis, skyrelio pavadinimas Gamtos sporto klubas. Tai yra interviu su viena palestinietė močiute, kuri sako: turiu 8 sūnus ir 4 dukteris. Kiek turiu alyvmedžių? Tiksliai nežinau. Galbūt apie 100, gal 150. Prieš 7 metus jie atėjo nukirsti mano medžių. Nukirto 10. Iš pradžių jų nematėme. Dirbome žemę ir staiga pastebėjome juos kertant mūsų medžius. Tai čia kalba būtent apie sionistų kolonistus, kurie atėjo ir už niekur nieko pradėjo kirsti jų alyvmedžius. Pašaukiau sūnus, garsiai sušukau: Dievas yra didis. Sugužėjo kaimo žmonės. Izraelio kolonistai greitai susirinko elektrinius pjūklus ir pabėgo. Jei nebūtume visi sulėkę, jie nebūtų palikę ne vieno medžio. Po kurio laiko už kolonistų keliuko pasirodė Izraelio kariuomenė. Neleido mūsų žmonėms prisiartinti. O mes buvome per mečetės garsiakalbės visą kaimą sušaukę pagalbą. Atvyko ir žurnalistų. Mano medžiai negyvi gulėjo ant žemės. Kariuomenė puikiai matė svetimus medžius kertančius kolonistus. Tačiau jų nesustabdė, atvirkščiai saugojo. Nemačiau, ar kolonistai buvo apsiginklavę. Tačiau ar tikrai manot, kad jie kada vaikštinėjo be ginklų? Pabėgo tik tada, kai sušukau: Dievas yra didis, ir pradėjo rinkti žmonės. Tai čia yra gana įdomus dalykas. Palei Izraelio teisę, bent ką žinau, toks kolonistų elgesys, atėjimas ir iš niekur nieko palestiniečių turto niokojimas, turto gadinamas, yra kaip ir teisiškai, teoriškai neleistinas ir laikomas nusikalstama veikla. Tačiau praktiškai tai yra priimtinas dalykas, tai yra tapę kasdienybė ir kariuomenė, kuri turėtų sulaikyti šitus kolonistus nuo jų darbų, kaip tik apsaugo jos nuo palestiniečių, kurie nori ginti savo žemę. Ir kartais, tai net ne kartais, gana dažnai, tai pasibaigia tuo, kad šitie kolonistai nušauna, kurie kaip ir yra civiliai. Tie civiliai, jie dažnai turi ginklus ir jie nušauna palestiniečių civilius ir už tai yra nenubaudžiami arba tas nubaudimas yra labai simbolinis. Aišku, kolonistai vis užsuka atlikti savo juodų darbų. Ateina nupjauti arba sudeginti mūsų medžių. Trukdo mums dirbti žemę. Jei medžių nepavyksta nupjauti, padega. Kviečių laukus taip pat paleidžia liepsnomis. Palestina ir jo žmonės čia tvirtai laiko būtent alyvmedis. Jis man kaip sūnus, pasodinau, užauginau, jo rūpinausi. Darbas mane labai išvargino, tačiau nesuku galvos. Medį pasodinam, apkasam, apkarpom šakas, palaistom, rūpiname sodinuku. Todėl jis pradeda augti, tampa štai tokiu didžiuliu medžiu. Alyvmedis yra ateitis, jis neįkainojamas. Alyvmedis – tai mūsų gyvenimas, mūsų tėvynė, mes patys. Kai kas blogo nutinka medžiui, mūsų širdis dega iš skausmo, mes iš jo gyvename, jis mus maitina, be jo mes niekas. Alyvmedis yra pats svarbiausias ir pats brangiausias dalykas, kurį turime. Čia galima užsiminti, jog alyvmedis nėra paprastas augalas, tai yra medis, kuris pradeda megzti vaisius tik po 3 arba 5 metų, kuomet jis yra pasodintas, ir pradeda, taip sakant, jo našumas tampa pilnas,
po maždaug 10 metų. Todėl šitas medis sukuria labai artimą ryšį tarp ūkininko ir tarp žemės. Tai nėra kažkas, ką pasėjau pavasarį arba rudenį ir kitais metais nupjausiu, bet tai yra kažkas, ką aš prižiūrėjau, mano tėvai prižiūrėjo, mano seneliai, mano proseneliai ir Izraelio kolonistai šitos alyvmedžius sunaikino. Tęsiant toliau, myliu alyvuogės, myliu alyvmedį, myliu žemę. Niekas negali man sakyti nustoti ją dirbus ir sėdėti namie rankas sudėjus. Mėgstu rūpinti žemę, apvalyti, nurinkti akmenis. Mano santykis su žeme labai stiprus. Be alyvmedžio, be savo tėvynės mes esame niekas. Dabar praleidžiu vieną pastraipą. Čia mano žemė, mano tėvynė, mano medžiai. Privalau už jos kovoti. Kaip jie gali atimti mano žemę? Dėl jos aš pasiryžusi mirti. Kažkur esu kažką panašaus girdėjęs tokią temą. Galbūt labiau lietuviškam kontekste, bet tiksliai neprisimenu. Ne. Geriau jau vieną dieną karaliauti, negu visą amžių vergauti. Žemaityje seniai galėjo tvarkytis be ponų ir ne tik Žemaityje. Ne, tikrai negaliu prisiminti. Čia tikriausiai tik tais palestiniečių arabų teroristai gali panašiai galvoti. Pabaigiant juokus, dalykas, ką pabrėžia šitą istoriją, šitas interviu, yra tai, jog palestiniečių ryšys su žeme yra labai stiprus. Ir čia galime pereiti prie mokslinės literatūros. History of Modern Palestine 86 puslapyje yra kalbama būtent apie pirmosius konfliktus, apie pirmąjį smurtą, kurį palestiniečiai nukreipė prieš naujai atvykusius sionistus, naujai atvykusius žydus iš Europos. Ir čia rašoma, kad tas smurtas prasidėjo ne nuo aukštuomenės, o būtent nuo paprastų ūkininkų, kurie buvo išspriti iš savo žemės. Taip, dažniausiai iš to ankstyvuoju metu jie buvo išspiriami legaliais būdais, tai reiškia, jie nuomojasi tą žemę iš žemvaldžių, tada sionistai nupirkdavo tą žemę ir išspirdavo tos ūkininkus. Tačiau iš moralinės perspektyvos tai yra moralu, tą ūkininką, kuris pats, kurio tėvai, kurio proseneliai šimtus, galbūt netgi tūkstančius metų dirbo tą žemę. Tai yra geras klausimas, tegul jį bando išnarplioti etikos specialistai, bet esmė yra, kad šitie ūkininkai, jie prarado savo pragyvenimo šaltinį, jiems nebuvo duota jokia alternatyva ir, žinoma, jų šeimos, jie patys, jų vaikai prarado savo ekonominį saugumą. Ir žinoma, kai tavo šeima praranda ekonominę saugumą, tau nieko nebelieka, nebeturi žmogus ką prarasti ir jis ėmėsi radikalių, kardinalių veiksmų, šiuo atveju smurto. Ir lygiai, kas yra juokingiausia, kad po kiekvieno šito smurto potraukio Britai pasiųsdavo tai vadinamas komisijas ištirti, kodėl tas smurtas prasidėjo. Ir visos komisijas nurodė, kad priežastis yra būtent tai, kad šitie palestiniečiai ūkininkai praranda savo darbą ir dėl to grėbėsi smurto. Bet ką Britai darė, jie darė realiai absoliučiai nieko. Jų idėja buvo, kaip nors išsispręsti, tai nėra mūsų problema. Bet ta problema neišsisprendė ir liko iki šių dienų. Ir toliau šioje knygoje yra kalbama apie vėlesnius konfliktus, žinoma, po etninio valymo Palestinos. Konfliktai prasidėdavo, smurtas prasidėdavo būtent iš pabėgėlių stovyklų, iš tų žmonių, kurie buvo išvaryti iš Palestinos žemės. Čia jau nekalbant apie baisę ekonominę situaciją tose pabėgėlių stovyklose, bet esmė, kad smurtas prasidėjo būtent iš jų, nes jiems buvo neleidžiama grįžti jų žemę. Ir netgi Oslo akordai, kurios profesorius Ilan Pape vadina šaradų, jie nieko neįsprendė, nes jie nekalbėjo būtent apie šitą pagrindinę problemą, kad palestiniečiai žmonės, jie nori sugrįžti į savo žemę, o šitą teisę jiems sugrįžti yra išbrėžta būtent tarptautinėje teisėje. Bet net nekalbant apie palestiniečių jausmus, galime perėti prie Jameso Galvino knygos, kurioje būtent kalbama apie Oslo akordus ir kodėl jie tapo nevykusiais. Esmė nėra vien tik tai, kad palestiniečiams nebuvo suteikta tai, ko jie nori. Esmė yra ir ta, kad per šitus Oslo akordus rašoma 238 puslapyje, kad tuo metu, kuomet šitie akordai buvo, taip sakant, ginčiami, kuomet buvo bandoma sutarti palestiniečių valdžiai, tai vadinama Palestinian Authority, jiems buvo suteikta tik 18% vakarų kranto ir tuo metu Izraelis nusavino, kitaip tariant, pavogė 200 kvadratinių kilometrų žemės, kuri pagal tarptautinę teisę priklausė palestiniečiams. Ir taip pat įkūrė naujas nausėdijas, išplėtė buvusias nausėdijas. Ir žinoma, palestiniečiams tai buvo aišku ženklas, kad
Izraelis taikos, sionistų valstybė taikos nenori ir tie Oslo akordai jie nebuvo priimti, jie netapo, iš principo jie buvo tik tais šaradas, netapo realybė. Ir kol žmonės nepradės galvoti, kad palestiniečiai taip pat yra žmonės, kurie turi viltį, kurie turi teisės, kurie turi meilės jausmą savo žemėj ir jie nori grįžti į tą savo žemę, tol taika niekaip nebus pasiekta. Palei patį apibrėžimą sionizmo idėjos. Tai yra idėja, kad mes žydai galime persikelti, gyventi į Palestinos teritoriją ir įkurti savo žydų valstybę. Ir netgi šūkis ankstyvasis sionistų buvo žemė be žmonių, žmonėms be žemės. Tai galima labiau sulietuvinti bežmogę žemę, be žemėms žmonėms. Bet esmė, kad ta žemė nebuvo bežmogė, tai buvo žemė su žmonėmis. Ir persikraustimas į ją palei apibrėžimą reiškia tų žmonių etninį valymą ir tų žmonių genocidą. Ir dėl to mes, ką šiandien matome, tai yra labai natūrali pasiekmė pačios sionistų idėjos. Ir dėja kito kelio ten nėra. Jeigu aš noriu persikelti į kitus namus, kuriuose yra žmonės, vienintelis būdas ten persikelti, jeigu tie žmonės nesutinka, yra tos žmonės išspirti. Kodėl tie žmonės nesutinka, būtent atsakymą matome Giedrius Staikūnaitės knygoje. Ir dėl to labai rekomenduoju ją perskaityti, būtent tam, kad suprastumėme, kodėl šitas konfliktas vyksta, būtent iš paprasčiausių žmonių komentarų, iš palestiniečių perspektyvos. Ir tuomet jau galima pačiam nuspręsti, kas yra teisus ir kas ne. Ir mums lietuviams, kurie patys išgyveno okupaciją, kurie patys išgyveno priespaudą, turėtų būti labai aišku, kodėl palestiniečiai elgėsi taip, kaip jie elgėsi. Ačiū Jums ir iki kito karto. Assalamu alaikum.